Sveiki, ačiū, kad žiūrite pirmalaikių Panevėžio mero rinkimų debatus. Rinkimų antrasis turas vyks kovo 30 dieną. Šiuose debatuose dalyvauja politinio komiteto atsinaujinančiam Panevėžiui kandidatė Loreta Masiliūnienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų kandidatas Ignas Gaidžiūnas. Sveiki. Labą dieną. Kiekvienas kandidatas atsakymų į klausimą turės 2 minutės, replikai 30 sekundžių. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Debatai vykdomi vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos parengtomis taisyklėmis. O dabar prie klausimų. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo pirmojo merų rinkimų turo, tiksliau nuo rinkėjų aktyvumo. Pirmame ture balsavo tik 27% rinkėjų, iš viso balsavusių vos 10% jaunimo iki 29 metų. Kaip manote, kodėl toks aktyvumas te buvo, ponia Gaidžiūnai, jūsų? Na, 2 momentai. Tai pirmas momentas, vis tik esame miestas ir galbūt priešingai negu Joniškio rajonas pas mus nėra taip, kad ten būtų labai mažos artimos bendruomenės, kad iš lūpų į lūpas gerai eitų garsas. Tai iš tikrųjų miestui reikia nacionalinės žiniasklaidos dėmesio, reikia nacionalinio dėmesio. Ta nacionalinė žiniasklaida natūralu šitais rinkimais nesidomėjo per smarkiausiai, tikrai nebuvo nei nacionalinių debatų, nei kalbos bendrai, kaip keisi savivalda. Tai šitas iš tikrųjų momentas tikrai smarkiai suveikė. Na ir kalbant apie jaunimą, tai tikrai mes turim ir nemažai jaunimo išvykusio studijuoti į Vilnių, Kauną ir nepaslaptis irgi, kad šituose rinkimuose nebuvo galima iš anksto balsuoti kitose savivaldybėse, buvo galima tik Joniškio rajone iš anksto balsuoti, natūralu mūsų jaunimas nėra išvykęs į Joniškio rajoną, tai ne todėl matyti ir jaunimo aktyvumas yra mažas, nes jaunimas yra daugiau mažiau išvykęs šiandien dieną iš Panevėžio ir tiesiog tose didmiesčiuose negalėjo balsuoti priešingai negu praeituose rinkimuose. Pone Loreta? Tai aš taip pat manau, kad tiesiog žmonės mažai žinojo apie rinkimus, nes tikrai kai bendravom su bendruomenėmis ir pavieniai žmonėmis, tai jie tikrai pirmą kartą girdim, kad čia bus išankstiniai mero rinkimai. Dar 2 metai liko, paprastai sako žmonės, ir turime savo merą ir visaip kaip. Žodžiu, tikrai dėl to, kad žmonės mažai žinojo. Jaunimas iš ties, kad ir juos sutinki, to pilietiškumo mažai. Galbūt dėl to, kad tikrai galbūt ir jaunesniems reikėtų balsuoti, pradėti, kad tiesiog turėtų tą politinį išprusimą, bet dabar, kad turim tų 19-mečių, taigi, kurie galėtų balsuoti, bet tikrai pasyviau balsuoja jaunimas. Gal dar norit papildyti, nepabaigėt minties, turim dar laiko. Galim keliauti prie kito. Iš mano pirmojo klausimo išplaukia turbūt ir antrasis, kad galbūt miesto gyventojai nesijaučia pakankamai girdimi ir nekažin ką galintis pakeisti. Ir kokie būtų galbūt pagrindiniai žingsniai didesniam dialogui su miesto gyventojais, ponia Loreta? Tai man atrodo, kad tikrai kiek jau įmanoma su miestiečiais bendraujama, taip yra ir bendruomenės, yra ir tarybos, ir tikrai gali ir pas merą ateiti, ir užsiregistruoti. Tiesiog kiekvieną mėnesį vyksta pokalbiai su gyventojais, o jeigu reikia greitai, tai tikrai ir pas vicemerus, ir tikrai bendruomenės turi galimybę, pas mus yra net 12 mikrorajonų bendruomenių, su kuriomis taip pat bendraujame ir susitinkame. Taip pat yra ir namų seniūnai, tai tikrai yra bendrijos pirmininkai, tai taip pat su jais palaikome ryšius, yra, kaip sakau, jaunimo taryba, yra švietimo taryba, per tas žmonių su negalia taryba ir kitos tarybos, su kuriais tikrai palaikome ryšius ir bendraujame aktualiais klausimais. Tai, kad yra formalių formatų kalbėti su valdžia, tai jų yra, bet natūralu, kad per tuos formatus iš tikrųjų retai kada yra išgirstami miestiečiai. Tai tikrai nusiskundimų buvo ne vienas, galbūt netgi stipriausiai nusiskundimai yra Rožino mikrorajone, kurio beje debatuose kolegė ir nedalyvavo. Tai tikrai tenai žmonės jaučiasi labai negirdimi miesto valdžios, tikrai ne vienas raštas yra ir parašytas, ir atsakymai formalūs biurokratiškai, tai tiesiog tikrai neretai žmonės supranta, kad yra formalūs būdai pasiekti valdžią, bet ir atsakymai tuo pačiu yra formalūs, nuneigiant jų iniciatyvų svarbą, nuneigiant jų idėjų svarbą ar jų poreikių svarbą, tai iš tikrųjų tikrai neretai šitas nusivylimas yra ir jis yra ir pas pirmininkus kitus, ir pas kitas bendruomenės, tai matyt, čia nėra viskas gerai šitoje vietoje ir čia tikrai yra problemų, kaip gali tiesiogiai miesto gyventojai per savo ar bendruomenės ar patys tiesiogiai pasiekti ir iš tikrųjų dalyvauti sprendimų priėmime, nes mes matom, kad net yra
ir formalūs tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, pasiūlymų teikimas miesto biudžetui, tai gyventojai turi iš viso vos kelias dienas pateikti pasiūlymus miesto biudžetui, kur yra dokumentas sudėtingas, didžiulis, reikia daug dirbti, reikia daug skaitytis, o žmonės dirba savo darbus ir tik tai vakarais. Tai mes matom, kad formaliai kaip ir ant popieriaus varnelė sudėtos visos tvarkingai yra, bet realybė tokia, kad žmonės iš tikrųjų negali prisibelsti iki savivaldos durų. Ar norėtumėte replikuoti? Tai norėčiau replikuoti, kad tai tikrai netiesa, neatvykau susitikti su bendruomenė todėl, kad iš karto parašiau, kad turėsiu kitą susitikimą, jis buvo... Aš pasakiau, dėl ko neatvykau, aš sakiau tiesiog, kad neatvykau. Tai va, o kad su bendruomenėm tikrai prieš kiekvieną projektą, prieš kiekvieną miestui svarbų projektą tikrai kviečiamos bendruomenės ir pasisakyti. Jiems, jeigu turi jie pasiūlymų, tai tikrai reaguojama, bet žinoma, ne visada gali visus pasiūlymus atliepti. Tai yra normalu. Ar dar norėsit replikos, ar galim keliauti prie kito? Keliaukim toliau, aišku. Ir šį kartą gal prie konkretesnio pavyzdžio. Pernai vasarą Panevėžio savivaldybė sukvietusi žiniasklaidą į naują autobusų stotį pranešė, kad 10 mečius lauktas objektas, jo statybos baigtos, tačiau iki šiol keleiviams stotis yra vis dar nepasiekiama. Teigiama, kad atidarimas užtruko dėl dokumentų rengimo ir statybos užbaigimo procedūrų. Kitaip tariant, įstrigo tokiose biurokratijos pinklėse. Apie kokias problemas jūsų nuomonė signalizuoja ši situacija, ponia Ignai? Tai signalizuoja labai paprastą problemą, tiesiog kompetencijos nebuvimas ir negebėjimas valdyti situacijos. Tai natūralu, kad jeigu buvo matyta iš anksto, kad užtruks procedūros, tai reikėjo ir žurnalistų sukvietimą, šampano šavimą atidėti iki tol, kol tos procedūros pasibaigs, bet kažkaip buvo stengiamasi tą parodomą į darbą padaryti anksčiau, paskui iškilo visos problemos, pridarė rangovai klaidų, čia pasakys, tai ir su rangovais tikriausiai ne iki galo buvo dirbama ir ne iki galo buvo kontroliuojamas jų darbas, galiausiai tie patys teisės aktų pakeitimai, kuriais stengiamasi pridengti šitą vėlavimą, vėlgi teisės aktai įsigalioja ne iš karto po jų priėmimo, yra parengiamasis laikotarpis, yra derinimas, tai yra viešas derinimas, tai visus tos dalykus galima matyti iš anksto ir galima šitiem dalykam ruoštis, tai mano supratimu tiesiog yra elementari nekompetencija šitoje vietoje ir tokių pavyzdžių, kai nekompetencija savivaldybės iškyla darant tokius mūsų miestui svarbius projektus, tikrai yra ne vienas, tas pats Stasio Eidrigevičiaus muziejus, kur nepraėjus net 1 metam jau yra leidžiami vėl papildomi pinigai 40 000 eurų tam, kad atnaujinti betoninės grindes, kur betono tikriausiai nereiktų liesti kokius 10 ar 20 metų. Tai tų nekompetencijos pavyzdžių šiandien dienai prie mūsų miestui svarbių projektų yra daug ir iš tikrųjų tas nėra malonus dalykas ir nėra džiuginantis dalykas ir tą norisi keisti ir matom, kad laikina valdžia miesto nesusitvarko su šitais iššūkiais. Pane Loreta? Miesto valdžia tai tikrai susitvarko, tik tai tie, kaip žinot, vieši pirkimai ir rangovai ateina, tiesiog pagal viešuosius pirkimus ir mes negalim pasirinkti kitaip. Tai, o tų klaidų, žinoma, pasitaiko ir tu jų neišvengsi. Tikrai statybos įstatymas keitėsi ir visi kitaip pritaiko. Tu neįregistruosi būtent to statinio, tai yra 2 statiniai atskirti, tai požeminė aikštelė ir taip pat autobusų stotis. Tai reikėjo įregistruoti ir padarė ir registrų centre klaidų ir taip pat rangovo, taip pat jie irgi subrangovo, taip pat šitą dalyvauti kviečia, nes ne viską patys atlieka, tai dėl tokių procedūrinių dalykų užtruko visas procesas, bet dabar balandžio mėnesį jau tikrai atvers stotis duris, tai džiaugiamės, o šampano tai dar nebuvom gėrę, tik susitikom su vyriausiu architektu. Ar norėsit replikuoti? Apskritai kalbant apie biurokratiją, ar jos savivaldybėje yra per daug ir jeigu taip mato tų problemų, kokiais būdais bandytumėte spręsti iš to kylančias problemas, ponia Loreta? Tai biurokratija, tai kaip ir visur, toks tikriausiai savivalda ir susideda iš tos biurokratijos, ar ne, vis tiek mes įsprausti į daugybę dokumentų ir daugybę teisinių aktų, kur turime jais vadovautis. Bet žinoma, kad žmogui pagelbėti, tai visą laiką sakom, kuo greičiau, kad jeigu siunčia raštą ir nepataiko į tą skyrių, tai palydėti, tas raštas turi nueiti ten, kur reikia, nukeliauti, palydėti ir į ministeriją, jeigu ne ministerijai tai skirtas. Žinoma, apie tai mes kalbame ir stengiamės, kad žmogui padėti ir nebesiuntinėti jo iš vienos vietos į kitą. Tai taip, jeigu yra ten savivaldybė irgi sukurta ir ten tvarkau Panevėžį, galima tiesiog įėjus paspausti, jeigu kažkas nepatinka ir galima greitai reaguojama taip pat.
vieno langelio principas tiesiog, kad išskirstyti, pagreitinti žmonėms visą tai, ko jiems reikia. Ačiū. Ignai? Na, man atrodo, biurokratija tikrai yra labai didelė bėda šiandienai savivaldybės ir taip mes turim gyventi reguliuojamai valstybei su teisės aktais ir tam tikra biurokratija turi egzistuoti. Tai negali būti perteklinė. Šiandien yra labai daug perteklinės biurokratijos ir dėja mano nusivylimui savivaldybė nesijama jokių veiksmų mažinti biurokratiją. Na, pateiksiu porą pavyzdžių. Vienas tokių pavyzdžių būtų mokinių dalyvaujamasis biudžetas, pirmą kartą praeitais metais patvirtinta tvarka, bet toj tvarkoj mokykla tiek daug turi parengti dokumentų, tiek daug turi parengti popierių, tam, kad mokiniai galėtų už 400 eurų padaryti projektą, nusipirkti biliardo stalą ar kažką. Tai kartais atrodo, kad žmonių, kurie dirba ir rašo tos popierius, darbo užmokestis kainuoja daug daugiau negu tas finansavimas projektui. Yra ir tokių pavyzdžių. Tarkim, tos pačios socialinės paslaugos. Na, turim socialinių paslaugų teikėjus, kai ateina klientas pas tą teikėją, reikia paimti parašą, kad reiškia dalyvavai. Bet tarkim, Panevėžio miesto savivaldybė reikalauja kiekvieną kartą paimti iš paslaugų teikėjo parašą. Pavyzdžiui, Panevėžio rajono savivaldybė tą pačią paslaugą teikiant prašo kartą per mėnesį, nes irgi tai tarkim neįgalų žmonės, kur kiekvieną kartą jie turi tarsi pasirašinėti, kad tarsi kažką vagia iš savivaldybės ar savivaldybės, nes ateina į tą paslaugą. Tai tų iš tikrųjų biurokratinių dalykų, kurie kasdienybėj mūsų atsispindi ir tiesiog kasdieną gyvenimą gadina ir tokių smulkiųjų iš tikrųjų yra ir jų yra daug ir tiesiog, na, aš sakyčiau, čia galbūt yra tiesiog dominuoja nemeilė žmogui ir nenoras tiesiog išgirsti žmonės, nenoras išgirsti, kur yra sudėtinga, kur yra tų problemų, nenoras savivaldybėje įdėti truputėlį daugiau darbo, kad, na, tą biurokratiją apmažinti, nes mažinti biurokratiją irgi darbas, čia kaip piktžolės, jas visą laiką reikia ravėti, jeigu tik neravė priauga naujų, tai šitas darbas yra daromas labai prastai, mano supratimu, nes tikrai tų pavyzdžių biurokratijos yra per daug, kurie apsunkina žmonėms gyvenimą. Ar norėsite replikuoti? Taip, nes kažkaip tikrai nepasakyčiau dėl dalyvaujamo biudžeto, iš tiesų tai yra projektai ir skirti 6 000 ir tai gimnazijoms pačių mokinių prašymų. Mokinių yra jaunimo taryba, kurie tiesiog ir su moksleivių sąjunga bendradarbiauja ir kreipiasi savivaldybė, norėtų gauti tokių pinigų ir patys, na, sukurti kažką, tai kas tiktų jų mokyklai ar miestui. Tai aš manau, kad jie dalyvauja tame projekte, jie patys rašo tos projektus, peržiūri tik tai darbuotojas. Tai aš manau, kad ne vienas iš jų... Biudžeto rašo mokyklos paraiškas, ne mokiniai. Taip, pasirašo, bet patys pačią idėją visą teikia mokiniai, gimnazistai. Ir jie nesiskundžia tuo, dėkoja. Tai čia jūs išgalvojate. Tikrai taip nėra, nes yra 15-mečiai, kurie turi rašyti dokumentus, kurių ir saugusiai ne visą laiką sugeba parašyti. Ką tik sakėt, kad jie patys nerašo. Tai jūs dabar sakot, kad turi rašyti patys. Tai aš apsispręskite, rašo ar nerašo. Idėją aprašo. Tai va, tai kas dokumentus turi parašyti? Tai kodėl jūs sakot, kad ten yra ir 18-mečiai? Kodėl 15-mečiai? Tai jūs apsispręskite, dokumentus rašo mokiniai ar administracija mokiniai? Replikos laikas baigėsi. Mokiniai pačią idėją. Apsispręskite, tada galėsim šnekėti. Tai aš dar kartą sakau, pačią idėją rašo mokiniai, aprašą daro, bet visus kitus antspaudus deda. Taip, direktorius. Keliaukime prie kito klausimo. Gal bus šiek tiek globalesnis Lietuvos mastu, daug kalbama apie finansavimo gynybai didinimą. Sostinės meras siūlė parduoti įsiterpusius žemės plotus, kurie yra racionaliai nepanaudojami. Kaip jūs vertina tokį siūlymą ir gal nematot kitų alternatyvų, kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie finansavimo gynybai didinimo? Ir manau, sustojom ties jumis, tai jūsų eilė. Tai nebejotinai geras pasiūlymas. Žinau, kad ir į Seimą keliauja pasiūlymas dėl valstybinės žemės pardavimo ir būtent tų lėšų gautų už valstybinės žemės pardavimą panaudojimą gynybai, nes būtent ir ta valstybinė žemė paskui yra ir žemės mokestis mokamas už ją, kai jau tampa ir privati nuosavybė. Tai tikrai šitą pasiūlymą 100% palaikau, bet man atrodo, savivalda galėtų ir pati daugiau tikrai dėti iniciatyvos, būtent kai kalbam apie civilinę saugą, apie priedangas, apie saugumą, tai kas yra savivaldos rankose, nes šiandien dienai dėja, bet Panevėžy yra kritinė situacija, nes turim priedangų tik 10% gyventojų, kai kitos savivaldybės turi ir 40 ir 50%. Savivaldybės planas per šios metus yra padidinti 2% priedangų skaičių. Tai tikrai nėra tas planas, kuris mus tenkintų. Yra ir iniciatyvų iš verslo ir per debatus girdėjom pasiūlymų, tai iš tikrųjų savivalda šiandien nededa pakankamai pastangų, pasiūlė 15 000 eurų, kad 3 daugiabučiai galėtų rūsius pasitvarkyti, kurie vis tiek netitiks priedangos. Tai mano supratimu, savivalda tikrai turi daug manevro laisvės ir tą patį savo biudžetą turi, kurį gali naudoti būtent civilinės infrastruktūros
plėtrai, tai šitas šiuo metu yra nedaroma ir tą tikrai reikia daryti ir tą, jeigu aš būsiu išrinktas meras, tai nebejotinai ir darysiu. Pane Loreta? Tai aš manau, kad savivaldybė tiek, kiek gali, kadangi mūsų miestas labai kompaktiškas, jis neturi tiek nei valstybinių pastatų, nei savivaldybei paskirtų. Tai ką gali, savivaldybė visus juos lygiai taip pat yra suženklinę ir mokyklas ir visą tai, ką turi. Bet 70 turime kolektyvinių statinių ir taip pat 27 šitą priedangas, bet tiesiog dabar bendruomenę skatinam, kad rūsius įsirengtų. Tai žinoma, kažkaip tai reikia skatinti, bet kodėl nenori to daryti bendruomenės? Todėl, kad jeigu pažymi savo namą, savo ar kolektyvinis ar statinys, tai jis turi priimti ir kitus gyventojus. Tai tiesiog dėl to nenori įsirenginėti tų rūsių. Ir vėl kviečiame, verslai kol kas tik tai atsiliepė 3 ir ta prasme ir pasakė, kad tik tai tie, kurie norėjo, atsiliepė ir pasakė, kad tik jų, kadangi uždara teritorija, tai tik jų darbuotojams yra tie statiniai. O šiaip tai tos priedangos ir visoje Lietuvoje dar kol kas tvarkų net nėra, nes yra 3 kategorijos priedangų ar kolektyvinių statinių, o dabar sužymėti visi vienodai. Tai pirmiausia, reikia tvarkas pasiruošti visas. O paskui jau kelis kartus kreipėmės ir į buvusią vidaus reikalų ministrę, kad ir tų planų nėra tokių. Tai yra neparuošta taip, kaip reikia. Tai viską pirmiausia, pradėkim nuo vyriausybės, kai jau pasiruoš, tai tikrai miestas pasistengs ir viską padarysim. Ar norėsit tarp? Tai be abejonės, man atrodo, didžiausia yra šitos valdžios problema laikinos, kad negeba prisimti atsakomybės. Ir visą laiką kitą atsakomybę numeta ant kitų. Tai kažko vyriausybė nepadarė, tai kažkur gyventojai kalti, tai kažkur verslai kažko nenori. Miestas ir miesto vadovas ir miesto meras yra apie lyderystę ir apie telkimą sprendimų paieškai. Tai aš tikrai nenoriu girdėti iš savo būsimo mero apie tai, kad kažkas kaltas dėl to, kad mes neturim priedangų. Merui turi rūpėti savo miesto žmonės ir miestas turi dirbti dėl savo miesto žmonių ir daryti ekstra žingsnius, jeigu tą reikia padaryti. Ir šitoje vietoje man tiesiog yra nepriimtini atsakymai, kad kažkas kitas kaltas ir kažkas kito nepadarė ir mes todėl sėdėsim rankas ramiai surėmę, kai tenai už sienos yra žūsta ukrainiečiai ir čia karas yra praktiškai už mūsų durų. Primenu 30 sekundžių replikai. Civilinė sauga. Kas atsakingas už civilinę saugą? Tai kaip ir minėjau, miesto merui turi rūpėti jo gyventojai ir miesto meras turi rūpinti savo gyventojų saugumu. Tai aš tik paklausiu, supratau. Rūpinasi miestas, bet aš dar kartą sakau. Per metus. Ir tai valstybės lėšomis. Dar kartą sakau, pirmiausia, vyriausybė turi parengti visus taip, tai kol mes reikiamus dokumentus. Kitoms savivaldybėm beje netrūksta vyriausybės dokumentų, dirba ir tai kitos irgi sužymėjo, bet jeigu žmonėms paskui reiks žinoti, 3 kategorijos yra ir kolektyvinio saugų, tai pradėkim dirbti, kodėl tada lipdukai padaryti. Gerbiami kandidatai, neišsiplėskim į vyriausybės aprašus. Pradėti dirbti reikėjo, kaip buvo vyriausybei. Neišsiplėskim į tai, ką galbūt apsiribokim ties tuom, ką gali padaryti savivaldybė ir gerbkite vieni kitus replikom 30 sekundžių, atsakymam 2 minutės. Keliaukime prie kitos temos. Apie Aukštaitijos stadioną. Gal truputėlį mažiau problemų čia bus. Stadionas vienas didžiausių Lietuvoje, reprezentacinis stadionas, 6,5–6,6, man rodos, tūkstančio vietų, buvo tvarkomas, rekonstruojamas, iš tikrųjų nemažai lėšų jau buvo skiriama, tačiau pagal UEFA klasifikaciją tebėra 2 kategorijos stadionas. Ar jums neatrodo, kad turėtų būti ambicijų šį stadioną sutvarkyti taip, kad atitiktų europinius standartus, kad būtų galima aukštesnės klasės rungtynės rengti, ponia Loreta? Tai taip, dabar tvarkoma baseinas yra rengiamas, ar ne, ir paskui etapais sutvarkyta bus ir visa kita. Tai pirmiausia baseinas ir čia etapai yra. Na, aš pirmą kartą girdžiu apie etapus, tai smagu bent debatuose išgirsti kaip tarybos nariai, tai tikrai norėtųsi, kad savivaldybė apie savo planus kalbėtų ir drąsiau ir daugiau. Tai iš tikrųjų taip, be abejonės miestas turi ir net ne vieną futbolo komandą, turi 2 futbolo komandas ir aš labai tikiuosi, kad ir antroji mūsų futbolo komanda Ekranas neužilgo bus aukščiausioje lygoje, nes tikrai sistemingai ties to dirba ir jeigu mes turėsim 2 komandas aukščiausios lygos, tai natūralu, kad mes ir turim turėti stadioną atitinkantį aukščiausius standartus ir iš tikrųjų jau daug lėšų tam išleista, tai man tikrai irgi kyla tokie patys klausimai, kodėl tas jau nebuvo padaryta dabar. Ir kad turim daug 60 projektų ir be to, miestas auga.
Ir aš tik tais patikslinsiu galbūt šitą klausimą. Savivaldybės puslapyje rašoma, kad bus tiesiami tokie projektai kaip daugiafunkcijos sporto ir sveikatingumo centro Aukštaitija rekonstrukcija. Bet ne apie patį stadioną. Ar pats stadionas planuojam išplėsti vietas, kad atitiktų standartus? Ar reikia tos tokios ambicijos? Tai manau, kad taip. Visada viskas, sakau, etapais vyksta. Dabar numatyta taip, bet mes ieškome pinigų. Žinot, mes pati savivaldybė tiek daug lėšų neturi. Tai etapais mes ir darome. Tai, ką gauname iš ES, dabar vypinių lėšų kaip ir tokių nebėra. Tai tiesiog viską darome etapais. Ar dar norėsit replikos? Sekantis klausimas. Pernai spalį už korupciją viešuosiuose pirkimuose buvo nuteistas ir mero postą prarado Rytis Mykolas Račkauskas, dėl ko šiandien ir esame čia šiuose debatuose. Tačiau politikas vos po 40 dienų gruodį Panevėžio savivaldybės sudarytos darbo grupės buvo nominuotas metų panevėžiečiu. Ši situacija nuskambėjo gana plačiai visoje Lietuvoje. Teisininkai, politologai, komunikacijos specialistai vadino tai akibrokštu. Kaip jūs vertinate tai? Sustojam ties jumis, Ignai. Aš vertinu apgailėtinai tiesiog, nes mano vertinimu iš principo politikai neturėtų gauti tokių apdovanojimų, nes tai yra politiko darbas naudoti miesto gyventojų uždirbtus pinigus miesto gyventojų geroviai, tai tiesiog mano supratimu ne politikai tokiose nominacijose turi būti, o turi būti tie miestiečiai, kurie savo sunkių kasdienių darbų, savo ekstra darbų, tas, kas nėra galbūt ir apmokama, jie turi gauti šitą metų panevėžiečio nominaciją. Tai man iš tikrųjų labai liūdna, kad tik nuteistas meras iš karto suskubo laikina miesto valdžia, iš karto sudaryti grupę ir paskelbti jį metų panevėžiečiu ir iš karto apdovanoti, čia galbūt baiminantis, kad pasikeis valdžia ir pasikeitusi valdžia, gal to apdovanojimo ir neskirs. Tai tiesiog apmaudu, kad miesto valdžia renkasi politikus apdovanoti tokiais apdovanojimais, nes aš sakyčiau, iš principo, čia netgi teistas, neteistas, iš principo politikas neturėtų gauti tokių apdovanojimų, nes tai ne politikams skirti apdovanojimai. Pane Loreta, kaip jūs? Tai aš norėčiau pasakyti, kad renka miesto žmonės ir 3 kadenciją buvo išrinktas Rytis Mykolas Račkauskas, ta byla tęsiasi gal jau ne 1 metus. Tai iš tiesų komisiją sudaro visai net, kaip jūs įsivaizduojat, politikai, bet tai sudaro buvę metų panevėžiečiai. Meras Rytis Račkauskas kiekvienais metais ir visada pats atsisakydavo. Tikrai nereikia, nors daugiausiai žmonių jie ir siūlė. Taigi žiūri pagal tai, kiek daugiausiai žmonių pasiūlo žmogų. Šį kartą jau ten tikrai visi buvę metų panevėžiečiai ir sakė, kad tikrai siūlom savo merą ir pats jūs gal nebuvot. Tai nes tikrai nebuvau. Gal visus kviečia, ten atviras visą laiką būna metų panevėžiečiai atviras renginys. Tai manau, kad čia politikai nieko dėti, tiesiog miestiečiai pasirinko žmogų ir tikrai susirinko labai daug ir žmonės dabar labai gerbė merą, tarp kitko. Bet ar jūsų vertinimu teistas žmogus turėtų gauti tokį apdovanojimą, nes asmeninė vertinimą? Taip, jūs man nereikit. Tai aš noriu pasakyti, kad mano vertinimu, jeigu tas pats apeliacinis teismas pirmiausia jį išteisino, o antrą kartą tas pats apeliacinis teismas jį nuteisė ir dabar paduota į aukščiausiąjį teismą, kai bus galutinis vertinimas, tada ir matysim. Bet ar jūs neigėt, kad apeliacinio teismo nutartis iš karto vykdoma, kaip po to, kai yra priimta? Tai palaukit, aš dar kartą jums sakau, apeliacinis teismas jį buvo išteisinęs. Bet teisiniai valstybė ir apeliacinis teismo nuosprendis yra iš karto įsiteisėjęs ar ne? Tai aš ir sustokim. Įsiteisėjęs, būtent. Tai klausimus uždavinėju aš, jeigu replikos baigės. Replikoms 30 sekundžių, atsakymams 2 minutės. Keliaukime prie kito klausimo. Keliaukim prie kito klausimo. Apie verslo pritraukimą. Bene visų rajono atstovai, kiek tenka kalbėtis, kalba apie tai, kad tam, kad miestas, rajonas klestėtų, reikia pritraukti naujų verslų, reikia pritraukti investicijų. Kaip jums atrodo, kokį verslą pritraukti Panevėžyje dabar būtų naudingiausia ir galbūt apie kokį verslo pritraukimą orientuotis reikėtų pirmiausia, ponia Loreta, jūsų eilė? Tai dabar, kadangi Rail Balticas neužilgo pas mus tikrai bus ir šita tarptautinė stotis, tai manau, kad pirmiausia, tai reiktų logistikos centrų daugiau pritraukti, vystyti daugiau iš tiesų viešbučių, ta prasme, ne statybos, būtų gerai, kad centre, kadangi turi nusipirkę mūsų verslininkai viešbutį didžiulį, tai reikėtų jį sutvarkyti, o šiaip tai, man atrodo, mes tikrai nemažai tų verslų turime aplinkui, bet aišku, reikėtų daugiau.
Na, mano supratimu, šiandien prioritetas numeris 1 yra karinė pramonė, būtent matant ir tai, kas vyksta ES, matant didžiulės investicijas, kurios nusimačiusi yra ES, žinant, kad ir NATO teikia paramą karinės pramonės vystymuisi, tai mano supratimu, šiandien dienai tikrai yra perspektyviausia mums vystyti karinę pramonę, tikrai yra ir net miestiečių mąstančių apie tas pačias dronų gamyklas tekę man yra bendrauti, kurie nori čia pasistatyti, tai tikrai šitoje vietoje mes turim šitą vystyti, taip pat mano vertinimu ir dalis dabar, ką iš tikrųjų ir daro dalis dabartinių verslų, tai čia tikrai nėra taip, kad nedaro, bet ir dalis dabartinių verslų iš tikrųjų gali netgi savo tam tikrą orientaciją ar produkciją pakeisti būtent į tą karybos pramonę, nes neabejotinai tai bus pagrindinis variklis bent artimiausius keletą metų, matant tai, kokios investicijos ateis europiniu mastu ir tiesiog reikia miesto mero, kuris mokėtų šitomis investicijomis pasinaudoti ir drąsiai ieškotų galimybių būtent pritraukti šitą pramonę į miestą. Ar norėtumėt papildyti, pareplikuoti? Taip, jau ir dabar tai yra daroma, tai yra verslų, kurie Panevėžyje daro tai. Trumpą repliką norėsi dar? Keliaujam prie kito klausimo. Taip pat opi problema ganėtinai bene visuose mažesniuose miestuose ir rajonuose, neišskirkim ir didžiųjų miestų, kaip ir Panevėžys, mažėja gimusiųjų. Pernai, palyginti su 23 metais, gimė beveik 100 vaikų mažiau, duomenys remiantis oficialios statistikos portalo informacija, ir mažėja gyventojų apskritai. Kaip būtų galima paskatinti jaunus žmonės, šeimas kraustytis į Panevėžį, pasilikti, neišvykti iš čia? Gerbiamas Ignai, jūsų eilė. Tai, man atrodo, gimstamumas yra iš tikrųjų tokia globali vakarų pasaulio problema, nėra jin tokia triviali, kad galėtume mes ją mieste spręsti, ką mes tikrai galėtume mieste spręsti ir ką mes galėtume daryti ir nuo ko mes kaip miestas labiausiai kenčiam, tai yra nuo vidinės migracijos, nes kaip ir minėjau pradžioje ir ką jūs minėjot, kodėl toks mažas aktyvumas, dėl to, kad mūsų jaunimas išvažiavęs yra į Vilnių ir Kauną ir yra negrįžęs į miestą ir negrįžta į miestą masiškai, tai čia mums reikia galvoti ne kaip skatinti gimstamumą, nes čia tokia problema, kur neišspręsim per ne, bet kaip susigrąžinti jauną žmogų į mūsų miestą. Tai čia turim turėti tikrai patrauklias sąlygas, tiek ką mes kalbėjom ir apie verslą, tiek turi būti ir susisiekimas, kurį galbūt Rail Baltica po kokių 5 metų mums padės išspręsti, tiek tai turi būti geros viešosios paslaugos. Žinom, kad pavyzdžiui sveikatos priežiūra yra kritiniai būkliai Panevėžio, tai gydytojų 1000 gyventojų yra bene 1,5 karto mažiau negu Vilniuje ar Kaune, tai mes turėtume pradėti vien nuo gydytojų pirmiausia prisitraukimo, kad miestiečiam nereikėtų čia mėnesį ar 1,5 laukti pas šeimos gydytojo, paskui dar 6 ar 9 mėnesius pas specialistą. Tai yra daug tokių sudedamųjų dalių, ties kuriamis turim dirbti, tai galiausiai Panevėžys turi turėti tą pozicionavimą savo tokio, kad tai yra ir jaunimo miestas, nes kartais man ir pačiam tenka girdėti, kad kas čia tas jaunimas, nėra čia ko galvoti apie barus, nėra ko galvoti apie naktinius klubus, nes, kai valdžioj turim, tarkim, vyresnio amžiaus žmonės, jam gal nei barų, nei naktinių klubų nereikia, bet jaunam žmogui šitų dalykų reikia ir reikia dirbti ir su to pačiu šituo verslu, pramogų, laisvalaikio verslu, kad iš tikrųjų žmonės turėtų ką veikti ir po darbo, nes jauni žmonės energijos kupiniai, reikia kažkur tą energiją padėti, tai šito tikrai norisi, nes tikrai kartais girdžiu iš kai kurių politikų, kad mes galbūt tapkim seniorų miestų ir čia kurkim senelių namus ir tegul atvažiuoja čia žmonės numirti. Tai ne, aš taip nenoriu, kad tai būtų, aš noriu, kad čia būtų, kad ir mano klasiokai grįžtų į šitą miestą ir čia galėtų kurti savo gyvenimus, tai iš tikrųjų daug žingsnių reikia tam dar padaryti, reikia juos pradėti daryti dabar. Pone Loreta? Tai aš manau, kad iš tiesų miestas mūsų patrauklus ir jisai tikrai gražėja ir įvairiausių tų pramogų taip pat užtenka. Žinoma, kad jaunimas, kad ir grįžta, bet tiesiog kompaktiškas miestas ir jie renkasi dažniausiai gyventi tai Piniavoje, tai Vyčiuose, labai šalia miesto, kur yra, tiesiog gali statyti namus ir tas miestas ne dėl to jisai traukiasi, jau nežinau, tikriausiai nuo 2010 metų, kai jau jaunimas išvažinėjo 20-35 metų jaunimo jau 10 metais kaip ir nebeliko tame mieste. Tie, kurie gimdo vaikus, sakė, kad jų jau ir tiesiog drastiškai mažėjo. Dabar sakyčiau, kad po trupučiuką grįžta. Jau tikrai tik tai tie, kad mes ne Šiauliai, mes neprisijungiam rajono, tai rajonai mūsų, kurie visai šalia gali pėstute nueiti iki tų Vyčių, tiek pat ir iki Dembavos, tiek pat ir iki Molainio, ar ne, ir visai šalia, ir tikrai jaunimo daug pasistačiusių namų yra rajone. Ta prasme, dirba jie tai mieste, jie mūsų vaikai. Tai aš manau, kad ir tame yra problema, šiaip tai visa Europa senėja.
to pritraukimo yra tikrai miestas, sakyk, ir turizmo centras jau dabar tampa, kaip ir turim tai Eidrigevičiaus centrą, Pragiedrulius, teatrus, visi pilni, visada pilni, sunku gauti bilietų. Visus tai tikrai aš manau, kad smagu dėl to. Mačiau, kad norit replikuoti 30 sekundžių. Na, manau, kad čia reiktų gal nemanipuliuoti kai kuriais dalykais. Šiandien ponia Loreta nuolatos manipuliuoja, kad Šiauliai rajoną prisijungia, bet Šiauliai prisijungia tik vieną kaimą, kuris yra 200 gyventojų. Tai Loreta nemanipuliuokim, tai nėra kažkoks game changeris, kuris iš esmės pakeičia situaciją. Kitas dalykas, man atrodo, irgi, kur yra klaidinga argumentacija mano kolegės, yra tai, kad infrastruktūra ir muziejai ir gražios erdvės savaime yra pretekstas žmonėms grįžti. Tai taip yra smagu savaitgalį sugrįžti pas tėvus pabūti. Bet iš tikrųjų tai nėra pakankamas pretekstas gyventi ir jeigu jūs galbūt daugiau ir su jaunais žmonėms kalbėtumėtės to paties mano amžiaus, jūs tikrai žinotumėt, kad pramogų tikrai pakankamai mažai yra jaunam žmogui mūsų mieste. Tai noriu replikuoti, kad visą gyvenimą ir dirbau tik su mokinių tarybom, taip kad su jaunais iki dabar labai palaikau ryšį. Tai paslaugų tikrai neužtenka. Tai norėjau pasakyti dar dėl Šiaulių, kaip jūs vis čia minite, tai Šiauliai turi 17 000 yra pas juos imigrantų, ta prasme užsieniečių, ar ne? O pas mus tik tai visai maža dalelelė. Tai vat, dar yra skirtumas, kadangi jie turi tos logistikos centrus, kur ruošia tolimųjų reisų vairuotojai, 17 000 turi. Tai pasižiūrėkite statistiką. Ir šitą klausimą baigia, mūsų laikas taip pat baiginėjas. Paskutinis klausimas, kodėl norite dirbti šiam miestui, kas jums Panevėžyje labiausiai patinka? Vienas dalykas konkretus. Žmonės. Man labai patinka. Jau girdėjau tą klausimą. Iš tikrųjų žmonės, kurie bendruomeniški, tikrai kūrybingi, daug jaunų žmonių pas mus yra dabar, kurie dirba ir kultūros centruose mūsų, tikrai nuostabų žmonės, tiek ir Panevėžys Now, visi direktoriai, daug jaunų žmonių. Tai mane žavi, kad jie atvyksta ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir čia apsistoja. Ir iš užsienio atvykus, ir Eidrigevičiaus centro direktorė, tai iš tiesų mane žavė visi mūsų miestelėnai, aš džiaugiuosi jais ir tai yra pats geriausias dalykas, ką mes turim tikriausiai, nes visą kūrė žmonės ir Panevėžio miestas sukūrė žmonės. Gerbiamas Ignai, jums. Na, mane tai žavi potencialas, kurį turi šitas miestas ir potencialo, kuris yra neišnaudojamas ir kurio miesto valdžia dėja ir neišnaudoja. Ir iš tikrųjų, aš todėl ir kandidatuoju į miesto merus, būdamas, tikrai jaunas žmogus, kur galbūt ir mano oponentai nuolatos siekia pabrėžti, kad esu per jaunas kandidatuoti merus, bet man iš tikrųjų nuoširdžiai skauda, kad aš savo mieste, kuriame gimiau ir kuriame užaugau, kuriame yra mano šeima, kad iš tikrųjų čia nesikuria mano draugai, čia nesikuria mano bendraklasiai, kad jie išvyksta ir jie kūrė savo ateitį kitur. Aš tikrai matau, kad čia yra didžiulių galimybių miestas, kur būtų galima tikrai tas galimybės realizuoti, kur būtų galima kiekvienam žmogui realizuoti savo potencialą, atskleisti save. Tiesiog reikia pabudinti mūsų miegantį miestą, ištraukti iš to, kas dabar yra daroma tik tai infrastruktūriniai, vizualiniai darbai, pereiti prie tikrai giluminių problemų susijusių su sveikatos sektoriumi, civilinė sauga, pramonės plėtra. Ir kitais klausimais ir iš tikrųjų, kad mūsų miestas galėtų atsigauti ir kad mūsų miestas galėtų judėti į priekį, nes šiandien mūsų miestas mažėja po 1000 žmonių per metus, tai tokiais tempais mes tikriausiai po 40 metų jau net ir miestu negalėsim gal vadintis ir tikrai nesinori tokios ateities mūsų miestui, aš savo miestą nuoširdžiai myliu ir man labai irgi kaip ir Loretai labai man patinka čia esantys žmonės ir labai man patinka su jais čia dirbti, tiesiog noriu, kad mes čia galėtume tą savo ateitį kurti. Taip, ties čia ir sustosim, būtent žmonės ir nuspręs, kuris iš jūsų bus ateinančius 2 miesto meru. Ačiū kandidatams už atsakymus. Primenu, kad antrasis Panevėžio merų rinkimų turas vyks kovo 30 dieną, o debatuose dalyvavo politinio komiteto atsinaujinančiam Panevėžiui kandidatė Loreta Masiliūnienė ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Ignas Gaižiūnas. Ačiū dar kartą dalyvavusiems, o gyventojus raginu nepamiršti balsuoti kovo 30 dieną. Iki kitų kartų.